Jūs, Maužerį, galite su manim nesutikti, galite kalbėti, ką norit, įrodinėti man priešingai, bet aš jums pasakysiu tvirtai, aiškiai ir šviesiai tiesiai, kad biologija yra stipresnė už teologiją. Biologija už teologiją. Ja? Svarbu pakartoti, ne beždžionė, o ne pelė. Svarbu pakartoti, ką pasakė kita žmogus. Aš susimaščiau tik tai. Ai. Čarlzas Darvinas buvo teisus. Kokio išsivystymo pakopoje bebūtum sutvėrimas, vis tiek tavo biologiniai seksualiniai poreikiai nustelbė tavo visuomeninius socialinius poreikius. Žinot, labai jūs taip užuolankom čia varot. Ilgametis tikėjimo žodžio bažnyčios pastaris. Teologijos mokslų daktaras. Kurį kandidatą? Šviesus šeimos žmogus, 3 vaikų tėtė, Giedrius Saulytis. Žmogus, katras vykdė Evangelijos tarnystę ir savo žodžiais skelbė gerąją naujieną, išėjo pas meilužę. Nu, kam nepasitaiko? Kam nepasitaiko, sako Pelė. Žmogus, kuris 20 metų aiškino, kaip gyventi šeimoje. Jūs pagalvokit, 375 vyrai grįžę iš meilužės glėbio pas savo seną, nebejauną žmoną. 248 moterys, kurios naktimis po jo paskaitų jau daugiau nebesapnuoja raumeningo kaimyno su... Kiek to? Pats buvo šėtono pagautas už nosies ir nutemptas pas šėtoną į guolį. Nu tai jam toliau leis pastoriauti, ar jau kaip ir baigėsi pamokslininko karjerą? Ne, tai pamokslautis gali ir toliau, bet tie minėti kiekiai vyrų ir moterų jau... Tas jo paskaitas klausys su lengva ironiška šypsenėlė ir iš viso jau su rimtesnėm pajamom naujų narių tai neprisiviliosi. Ir naujų narių moterų bažnyčioj, kurios klauso per pamokslą ir spigina akim kaip į stebuklą, tai irgi jau nebeatsiras. Jo, 3 seni žydai, Nyčė, Freudas ir Darvinas buvo teisūs. Kad ir kokiais aukštais tikėjimo žodžiais bešnekėtum, vis tiek geidulingumo atomai stipresni. Aš skaitau, kad vienintelis būdas išvengti geidulių yra įsteigti vyrų bažnyčią ir neleisti ten moterų, kad nebūtų pagundos. A kas sutiks būti vyrų bažnyčios pastorium? Gražulis.